Sveiki gyvi, aš esu Giedrius Balčiūnas Džumbo, jūsų gitaristas, youtuberis, šiaip veikėjas visuomenės. Ir šiek tiek vėluoju, bet norėjau pasakyti, kad prieš kurį laiką mano YouTube kanalas Džumbo Gitarist pasiekė 3000 prenumeratorių. Su to ir sveikinu visus ir iš tikrųjų kartais pasižiūriu analitiką, kiek ir kokių žmonių stebi mano YouTube kanalą, tai vis tik tai vyrukai, vis tik tai lietuviai. Kad ir kaip aš stengiuosi ten ir angliškai pašnekėti ir įvairius demo, galbūt skirtus ne visai lietuviam padaryti, bet yra kaip yra, dėl to aš nešneku šiame video angliškai. Kągi, siekime 4000. Vėja, paskutinius 1000 buvo gana sunku surinkti ir nuo 1000 iki 2000 tai padarėme labai greitai, o paskutinius 1000 jau kapsėjo lėčiau, bet turbūt galėčiau prisiskirti laurus ir savo, nes pakankamai mažai dirbau ir dabar jau esu retas svečias YouTube. Vėlgi, koks likimas to YouTube'o, kadangi, galima sakyti, ne taip jau senai gavau iš YouTube'o strike. Kas žinote, kas tai yra, tai rimtas įspėjimas. Jeigu dar surinksiu 2 straikus, ištrins visą mano YouTube'ą, kurį kuriu nuo 2006 metų, tai faktiškai nuo YouTube'o pradžios. Ir kuriame yra, man atrodo, apie 450 video. Būtų išties graudu surinkus tokį prenumeratorių skaičių, kadangi nesu Madonna, ar ten galų gale Demiko, ir labai džiaugiuosi ir tuo, ką turiu, ir net turbūt ir visų video gal neturiu, kurias esu sukėlęs, ir iš tikrųjų didžiulė istorija nuo 2006 metų, tai pagalvokit, beveik 20 metų būtų ištrinta. Dėl ko gavau straiką, dėl to, kad kiekvienais metais rašinėjau į Eurovizijos metalinės gitarinės versijas. Paskutinioji mano versija, Monikos Linkytės daina Stay, gavo straiką. Kaip supratau, kažkas iš jos vadybos vaikščio ir žiūrinėjo, na, čia patinka, nepatinka coveris, nežinau, nesiimu vertinti, tiesiog buvo ir diskusija apie tai su mano kolegomis, sulaukiau ir kaltinimų, kad neatsiklausęs tai darau, nepasitikrinęs, ir kiti stebėjosi, kad kodėl taip darai, o ne kitaip. Na, buvo kaip buvo. Taigi aš turbūt ir šiais metais tiesiog praleisiu ir nedarysiu Eurovizinės gitarinės versijos kažkieno, galbūt užsimsiu kažko kitų YouTube. Pergalvojau, gavęs straiką, kas atsitiktų, jeigu ištrintų mano YouTube kanalą, kur reikėtų dėtis, nes įdirbis padarytas nemažas. Na, prisiminkim, buvo MySpace'as, buvo Frypas, gal ir Facebook'e kažką galima šitą nuveikti, būtų labai liūdna. Nu jo, pergalvoju, kad YouTube'as nėra tavo gyvenimas, tai yra tiesiog įrankis. Kalbant apie algoritmus, apie dirbtinį intelektą, sakykime, dabar gavau iš realių žmonių straiką, ar ne, YouTube, ir Facebook'as pasirodo ir pats gali duoti straiką ar įspėjimą, ir čia paskutinį gavau už savo albumo viršelį, liktai pažeidžiantis vartotojų taisyklės. Kas žino mano paskutinio albumo viršelį, tai yra tiesiog sprogimas atominis, nežinau, ką ten labai blogo galima buvo įžiūrėti, bet gavau įspėjimą, kad pažeidžiu turinį, ir buvo daug juoko, ir jūs patys tą rašėt komentaruose, tai ačiū už sveiką humorą. Prieš kurį laiką klausiau, kokio turinio norėtumėt iš mano YouTube kanalo, kadangi video yra pakankamai daug, prenumeratorių taip pat, ne tik lietuvių ir įvairių kitų žmonių, ir jūs rašėte komentarus į mano šį paklausimą. Kęstutis Miknevičius rašė pamokų, nurodančių, kaip pasiekti aukštą meistriškumo su gitara. Ačiū, Kęstuti, aš tikrai apie tai galvoju, ir kadangi esu nebe 1 metus gitaros pedagogas, tai aš pamėginsiu kažką tokio gero, koncentruoto, kas tikrai padėtų gitaristam pamėginti padaryti ir sukelti savo YouTube. Henrikas Šalūga, labai daug parašė, net punktai suskirstė. Gitaros pamokos supratimais tikrai žiūrėtų ne tik lietuvišką auditoriją, nes kas dieną atsiranda paauglys, kuris nori išsiaiškinti how to shred. Toliau, apeliuojant didesnį auditoriją, siūlau daryti instrumentinius gitarų coverius. Na, darau aš instrumentinius coverius, tik vėlgi nežinau, ar neatsiremsiu kaip į Monikos Linkytės coverį, kuo tai gali baigtis. Trečias, jei darysi 1 ir 2 punktus, tuomet ir tavo kūriniai būtų iš karto žinomesni. Na, čia sutinku. Beje, mano naujasias albumas Necropolis YouTube dabar turi tik 500 peržiūrų. Reiktų nubėgti Spotify pasižiūrėti, bet yra kaip yra. 4. Visą kontentą, kurį kelsi į YouTube, taip pat kelk ir į TikToką. Disrespect Your Surroundings yra toks kūrinys, ir iš jo labai daug mimų padaryta, ir mes čia su Indre, mano žmona, pasifilmavom labai juokingai,
kai imitavom, liktai jinai man duoda indus plauti, o aš su gitara nubijau. Ir tikrai, mano manimu, smagus video turėjo būti ir įkėlėm į TikToką ir jis buvo tiesiog užtildytas, nes vėlgi pažeidžiau autorinės teisės. Eurovizija. Gerai, kažkiek laiko praėjo, šiek tiek aprimo aistros, audros ir aš galiu apie tai, ramiai pasakyti, kad pergyvenau, bet bandžiau išlikti profesionalu iki paskutinės minutės ir žiūrėdami Eurovizijos transliaciją, kur mes sudalyvavome su Hanzanova ir kūriniu Dragons and Rainbows. Iš tikrųjų, širdis virpėjo, bet kai nepatekome į finalą, netgi ėjo keli pažįstami žiūrėti į mano akis, ar tikrai tau nieko neatsitiko, ar gal neištiko šokas, ar tau viskas gerai. Tai buvo viskas gerai, gal tą naktį buvo daug apmąstymų, kas buvo ne taip padaryta, ką galima buvo kitaip padaryti, ar dalyvausiu kitais metais, ar esu nusivylęs. Tai turbūt natūraliai tie klausimai išplaukė, kadangi su Hanzanova neėjome vien dėl to, kad išgarsėti, nors savaime aišku tai pridėjo tai grupiai žinomumo, bet nuoširdžiai tikėjome to, ką darome ir gal taip iš šono sunku pasakyti, bet matėme save ir finale ir kodėlgi nepatstovavus tos Lietuvos su šio kūriniu. Apie nugalėtoją, kaip anglai sako, ne mano arbatos puodelis, ar ne, aš jo negerčiau. Palaikau apskritai muzikantus visus, stengiuosi nieko neigiamo nesakyti, nekritikuoti, bet tai tiesiog ne mano arbatos puodelis ir Silvestrui linkiu sėkmės, nežinau, ar žiūrėsiu pačią Euroviziją. Galbūt įdomu dėl kitų atlikėjų iš kitų šalių ir paprastai man įdomu, ką Suomiai, Norvegai, Švedai pasiūlo, ypatingai kas liečia roko muziką. Savaime aišku turėjo Euroviziją ir atgarsį, visai neseniai prie namų esančiame turguje ėjau ir išgirdau, pro mane eina porelė vyresnė už mane, maždaug 50 ir sakau, čiagi tas iš Hanzanovos. Taip pat ir knygų mugėje, kurioje dalyvavome su Hanzanova ir ten prabuvome 4 dienas, žmonės ėjo ir spaudė rankas ir sakė, šaunuoliai, mes jūs atpažinom ir mes jūs palaikėm ir jėga, varykit. Kai kas klausia, kodėl tiek stengiuosi dėl Hanzanovos. Tai galiu pasakyti, kad mes tai darome labai intensyviai 4 metus, dėl to taip atrodo, kad aš labai stengiuosi, bet tiesiog nebenoriu numesti viso įdėto darbo, ką mes paprastai darydom. Šiai grupiai yra 15 metų ir mes nuo 2009 metų tai ką nors padarom, tai vėl numetam, tai vėl padarom, tai vėl numetam ir su tokiam dideliam pauzėm iš tikrųjų, beveik, galima sakyti, buvom kaip ir niekas. Tam tikrais momentais. Tai dabar darant 4 metus iš eilės reguliariai, tai pasijautė, kad po truputį iš to produkto eina sultis, kurios yra visai neblogos, visai skanios, gal pirmo spaudimo, bet aš manau, kad jeigu dar kartą padėsiu į stalčių, tai gali būti, kad daugiau ir nebeprikelsiu viso to. Kita vertus, aš dar nesijaučiu kažkokiu roko seneliu, bet žiūrint į ateitį, manau, ateis laikas, kai scenoje su elektrinė gitara galbūt atrodys juokingai, gal nepatrauklus, gal neįdomus, gal aš savaime aišku, kad kiekvienais metais atsiranda daug gabesnių, daug įdomesnių ir tiesiog nieko nebenustebinsiu, galėsiu groti tik tai savo malonumą ir savo. Tai galbūt galima taip įvardinti, kad kloju patalą savo ateičiai ir Hanzanova bus tiesiog mano pensijos variantas, ne, kaip muzikantas išėjęs į pensiją. Kol kas tai yra kaip side project, bet aš tikiu, kad ateityje tai gali patapti ir primary project. Galų gale esu menininkas, maištininkas ir širdie ir to goto truputėlį yra, ir punko, ir metalisto, ir kad ir kaip jums ten atrodo, kad ir kokią aš muziką groju, galite tai pavadinti pop muziką. Bet iš tikrųjų esu maištininkas ir ta pati Hanzanova, viduramžiai, pasižiūrėkit, nesam standartinė viduramžių muzikos grupė, mes maištaujam, mes stengiamės įdomiau apsirengti, kažkaip įvairiau groti, pasirinkti kitokį repertuarą, negu tai darytumėm būdami standartinė viduramžių muzikos grupė. Tai man tai savotiška maišto forma ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu vis dar maištauti. Kurį laiką praeitų metų gale žmonės rašinėjo, kas nutiko Jordanai, kas ten su jos vyru, kas jūsų laukia grupės ir aš truputėlį
neturėjau ką atsakyti, nes atsakymai visi buvo tiesiog spaudoje ir žinojau lygiai tą patį. Šiaip visi nebyliai visada palaikome vienas kitą, net ir ne tik Jordanos projekte, bet apskritai su muzikantais, su kuriais muzikuojame, mes tengiamės vienas kitą palaikyti, kad ir kas nutiktų, ir tuo labiau, kad Elegijus yra vienas iš tų žmonių, kuris žiauriai džiaugiasi švariu, gražiu gyvenimu, džiaugiasi motociklo kelionėmis, automobilių restauravimu ir yra žmogus, kuris švyti gyvenimu ir truputėlį skaudina tos visos kalbos apie psichotropinės medžiagas, apie praeitį ir tai yra visiška neteisybė. Situacija buvo keista, kvaila. Nenoriu labai spoilint, bet mūsų projekto laukia labai įdomi ateitis, prie kurios ir man teks garbė prisidėti, bet apie tai kada nors vėliau, o gal ir iš pačios Jordanos ir jos vadybos lūpų. Kalbant apie kitus projektus, nemažai dar mūsų laukia vasarą miestų švenčių, festivalių su Jordanos, su Giedriaus Leškevičiaus, su Hanzanovo grupėmis, netgi 3 kelionės su Hanzanovo, tai ir į Latviją, ir į Suomiją, ir į Niderlandus, ir netgi derinama kelionė į kažkur į Lenkijos pilis. Ir tarp kitko su Rasa Sera ir Doniu po 7 metų pertraukos mes vėl pasirodysime Mėnuo Juodaragio scenoje ir, kaip žinia, tai bus paskutinis Mėnuo Juodaragis, tai bus labai įdomu ir paskutinis šansas pastovėti toj scenai. Bičiuliai, solo albumas visiškai baiginės ir po mano kojomis guli dėžė su vinilais, kurių jau senka visiškai ir esu vos keletą jų pasilikęs žmonėm, kuriem pažadėjau paliktos vinilus, na ir žinoma savo pačiam. Ir visi, kas norite įsigyti daugiau arba nespėjote to vinilo, tai būtinai kreipkitės į mano leidėją Laimontą Lainiudinių. Susijęti jo per Facebook arba prašykite manęs asmeninio kontakto, pas jį vinilų yra išleista ribotas kiekis, tai yra 200 vienetų. Yra kaip yra, bet aš labai džiaugiuosi šiuo apskritai produktu, kad įsirašiau į melomanų, į visą šitą vinilo istoriją ir, na, kaip sakant, jau ta muzika nebus kažkur internete užmesta, nebus CD kažkur po kilimu pas žmonės besivoliuojantis, tai bus vinilas, kuris bus, na, tikiuosi pagarbiai laikomas lentynoje, progomis išsitraukiamas paklausyti ir tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad istorija pakrypo šią linkmę. Prieš kurį laiką jūsų klausiau, ar jūs klausote CD, ar būtų verta išleisti Nekropolį CD formatu, tai sulaukiu įvairių jūsų komentarų atsakymų. Algimantas Batutis rašo, man visada malonu turėti kažką apčiuopiamą. Tai aišku, savaime aišku, kad leisti albumą vien tik tai virtualiame formate yra gaila, norisi pačiupinėti daiktą, bent jau knygutę kažkokią flešiuką, galų gale. Kačia Makačia rašo, CD labai norėtųsi turėti, skaitmenų neklausau, nepripažįstu, mašinui irgi, tik CD, daugiau nieko. Jie susiginčia komentaruose su Ryčiu Jakumu. Rytis rašo, o tai kas yra CD, jeigu ne digital skaitmenis? Nu, čia prajuokinai. Jeigu skaitmenos nepripažįsti, tai belieka tik analoginis įrašas. LP vinilas arba MC, originalius kasetės ir originalus tape recorders, originalius magnetofoninės juostos. Tarp kitko negera idėja, bet tiesiog teisingai įvardino, nes šis albumas dar bus išleistas ir MC pavidalu, tai yra kasetė, tiesiog iš nostalgijos 90-iesiam ir tiesą sakant, truputėlį domėjaus, tai kasetės vėl išgyvena renesansą ir žmonės jomis domisi. Aš pats CD klausau automobilyje ir labai mielai tai darau ir visai nemažą, nedidelę kolekciją CD, dažniausiai tai dovanoti arba man labai įdomus, nerenku tokių visai belė kokių CD, tai nešuosi į mašiną, klausausi kokią savaitę ir tada nešuosi kitą CD ir tas yra labai fainai ir miela. Reikėdavo kiekvieną kartą kovoti, suprantat, realiai muštis. Nes jeigu tu nepastovėsi ten už savo grupę,
tai tu iš karto lopas, tu iš karto, te nurašys. Visi mato tose formuose ten, ta prasme. Čia matai, Karoliui, kalbam apie 20 metų atgal, kai mes dabar suprantam, kas yra klaviatūros kaubojai ir kaip su jais reikia tvarkytis. Tuo metu žmonės turbūt dar mokysi viso to kaubojiškumo, kovojimo internete ir tai paprasčiausiai baigdavosi pasiūlymus susitikti. Tikras metalistas, aišku, kad nekentė Linfengų. 100%. Jie tik tai nesuvokia, iš kur tiek dėmesio mes susitraukiam. Visai ką tik uždaviau savo Facebook'e jums klausimą, įdėdamas nuotrauką iš savo žilos jaunystės. Teisingai atsakė žmonės, kurie sakė, kad tai 2003 metai, tai iš tikrųjų 2003 metai, kada šoktelėjom su bičiuliais, su vaikystės draugais, aukščiau virš Bambos, išvažiavom į Austriją atstovauti Lietuvą jaunų grupių festivalyje European Meeting in Graz. Tai yra grupė Linfeng, su kuria aš augau kaip muzikantas, tai mes buvome bendramžiai, augome kaip paaugliai, kaip jaunuoliai ir nemažai rašinėjome, nemažai koncertavome ir buvome labai euforijoje visą tai darydami. Dėl ko aš įdėjau tą nuotrauką, kadangi šiemet yra 2024, o 2004-aisiais mano bičiulis Šarūnas Naukovičius nufilmavo Linfeng koncertą legendinėme jau nebeegzistuojančiame Kauno bare Galera. Kumelių gatvėje 11, jeigu gerai atsimenu. Ir tik prieš kelis metus jis pasidalino su to video, kad jis apskritai egzistuoja ir aš buvau žiauriai nustebęs ir ketinau greitai pasidalinti su jumis, su visais, su buvusiais Linfeng fanais, kažkur įkelti, bet nežinau dėl ko gaišau, dėlsiau ir tiesąkant laikas tai bėgo, kad dabar paskaičiau, kad jeigu šiais metais išleisiu, kažkur patalpinsiu, tai bus lygiai 20 metų praėję nuo to koncerto. Kodėlgi ne? Puikiai idėja. Taip pat kitais metais bus lygiai 20 metų praėję, kada mes paskutinį kartą kažką iš visų Linfengais darėm studijoje ir mes iš tikrųjų rašėm albumą, kuris niekada nebuvo niekur publikuotas, jis nebuvo net suvestas, jis tiesiog guli ir aš jį, ačiū Dievui, turiu. Tai aš galvoju, 2025 metais dar išgirsite ir Linfeng albumą, kurio niekas iki šiol nėra girdėjęs, permiksuoti. Prileido vaistų, po biškį gal gerėjo, šiaip parašau, kad neišvežtų, eisiu groti. Turbūt pamenate istoriją su mano sveikata prieš metus, kai vos neteko atšaukti koncerto, atsidūriau greitosios pagalbos automobilyje ir visa kita panašiai. Kas nežinote, turėjau tulžies spazmos priepuolius, gana rimtus. Visą vasarą sėdėjau ant rimtos sriubyčių dietos su labai lengva bulkyte. Nustojau valgyti mėsą, rišau visokius gazuotus gėrimus, alų ir per vasarą numečiau 13 kg. Nu ir ką, ir atrodė, kad po truputį viskas gerėja, atleidau vadžias, dar nesijaučiu labai gerai ir iš tikrųjų iki galo ir nežinau, kas man yra, galbūt kažkoks lėtinis kepenų uždegimas, bet tai nėra svarbu. Ir atleisdamas vadžias vėl grįžau prie standartinio įprastinio žmonių maisto, čytindavau, vagiliaudavau pats iš savo raciono ir bandelėmis, saldumynais ir vėl to alučio atsigerdavau esant progai. Dažnai muzikuojant jausdavau, kad po šonu kažkur laikant gitarą vis kažkas atsinaujina ir negerai. Iš tikrųjų, paskutiniu metu vėl pradėjo stipriai svoris krist. Dabar sveriu 74 kg, tai yra net 1 kg mažiau negu prie geriausių savo dviračių sporto metų. Visai neseniai pradėjo kankinti ir refliukso problemos ir šiek tiek trukdo dainavimui, kartais net ir šnekėjimui ir kol kas nenoriu labai ant vaistų sėsti, bet geriu semenų aliejų. Vėl riboju tą blogąjį maistą, stengiuosi labai saikingai, kuo sveikesniu maistu maitintis ir stengiuosi išgerti vandens. Kas paaiškėjo, kad yra sunku ir paskelbęs apie tai Facebook'e sulaukiau labai daug pamokymų, kad arba tu ten miršti, arba tau kažkokios ligos, arba tave nugydyti nori, arba tu čia pats gydais. Internetas yra jėga. Tai jūs man pasakykit, ką jūs naudojat prieš šį sutrikimą, šią ligą. Gal turit kažkokių gerų patarimų, parašykit komentaruose. Na kągi, ačiū už jūsų skirtą laiką ir baigiu šį video vėl kviesdamas prenumeruoti tuos, kurie žiūri šios video neprenumeruodami ir parašykite komentaruose, kokių dar video iš manęs norite, ar tai būtų produktų apžvalgos, koncertai, nežinau, jūs nuspręskite. Iki.